Volvo V70 2013 metų vienčešiai varikliukas, 84 kW. Negu čia labai įspūdingų, iš tikrųjų atrodo kaip eilinė Volvinė. Jos visos man vienodos, nemeluosiu. Na, aišku, džipai yra džipai, bet nesmė. Su bagažinė nesipyksim. Vietos, nu tikrai erdvė, žinokit. Ne elektra, bet pliusas neįsimurzysit rankų. Nedaug žažiaujam, sėdami į vidų. Ką mes matom? Iš karto. Mechano sėdynės. Langai jau kaip priklauso elektriniai, vidrodėliai taip pat. Automatinės šviesos taip toliau, taip toliau. Turim multifunkcinį vairą, kruizo kontrolę. Žiūrint į saloną, tai nežinau, arba salonas yra keistas, arba jisai yra labai tvarkingai prižiūrėtas. Klaidelių jokių nėra, vieni pliusai. Tai žodžiu, jo, ganėtinai lengvai valdoma, viskas yra surašyta, ką tu nori. Deja, bet šildomų sėdynių neturim. Tai modeliukas ganėtinai paprastas. Aišku, turim keletą cup holderių. Čia dar turėsim vietos taip pat daiktam. Porankiam turim USB auksą. Vietos, nu, kaip ir kiekvienoje Volvinėje, labai patogu. Erdvu. Lipam į galą, parodysiu galą šiam. Galas kaip galas. Elektriniai langai. Jeigu čia labai įspūdinga. Priekis matosi, kad tikrai daugiau pasėdėta. Čia turim Taip. Atsidarom keletą cup holderių, čia dar galima ir snacksų įsidėti ir visą kitą. Nu, yra pliusų, tikrai Volvinė iš to yra pliusų. Turim rūbeliam pasikabinti, jeigu ką. Tai jo, žodžiu, šita Volveka yra padaryta nuolaida ir dabar šiuo momentu jisai kainuoja 7200. Tai užsakyti apsižiūrėti.